Ir tu filmuok taip, kad matytųsi užrašai. Aktualus ir labai dažnas užduodamas klausimas, kam reikalinga automobiliui keramika. Tai dar kartą jums atsakau. Keramikinė danga automobiliui suteikia atsparumą nuo purvo, nuo taršalų ir labai lengvai aptarnaujama ateityje. Ir tą keramikinę dangą mes turime, kurie iš tikrųjų dirba. Turime antrą testo rezultatą ir puikiai matom, kad ne nuo visų paviršių atsiplovė dažai su vandeniu. Karnaubo vaškas susitvarkė apie 10%. Turim numeris 1 keramikinę dangą, kuris susitvarkė geriausiai. Numeris 4 kažkas bandė lūptis, tvarkytis. Paprastas nupoliruotas paviršius visiškai nesusitvarkė, viskas pasiliko, kaip matom. Numeris 5 vos geriau už tiesiog nupoliruotą paviršių ir blogiau už Karnaubo vašką. Trečias paviršius susitvarkė neblogai, galbūt antroje vietoje. Antras numeris keramikinės dangos susitvarkė tarp antros ir trečios vietos. Testas numeris 3. Pasižiūrėkime, kaip reaguoja tie paviršiai, nuvalant su skėdikliu 646. Tiesiog imam mikro šluostę, pilam skėdiklį ant jos ir bandom valyti. Dažai nuo paviršiaus valosi. Klausimas, nuo kurio paviršiaus valosi lengviausiai? Lengviausiai valosi nuo paviršiaus numeris 1 ir numeris 4 padengtomis keramikinėmis dangomis. Pasižiūrim, ar liko hidrofobas po skėdiklio apdirbimo. Puikiai matosi, ant kurių paviršių išliko hidrofobas. Yra keramikinė danga numeris 2 ir keramikinė danga numeris 1, ant kurios pasiliko hidrofobas po skėdiklio 646 apdirbimo. Visas kitas hidrofobas nukrito, pasiliko toks pats, kaip tiesiog ant nupoliruoto paviršiaus. Vaškas jau nebeturėjo hidrofobo, tokio, kuris privalo būti.